Dievo mintys apie mus. Laiduoju tikrai žinas, ką užsimojau dėl jūsų. Tai viešpaties žodis dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos. Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jūs išklausysiu. Jeremijo knyga, 29 skyrius, nuo 11 iki 12 eilutės. Toks yra mūsų Dievas. Jis galvoja apie mus tik gerai, net jei mes jaučiamės blogi, kalti arba nematome jokios ateities perspektyvos, jis galvoja apie mus su viltimi ir ateities gerovę. Mes tik turime kreiptis į jį ir iš visos širdies jo ieškoti. Jis pažadėjo, kad leis mums jį surasti, išklausys mus. Bet tarpiškoje bendrystėje su juo jis pripildo mūsų širdis iš naujo savo gale viltimi, kurią jis turi mums ir mūsų gyvenimams. Jis niekuomet nepalieka savo vaikų bėdoje. Jei mus užklumpa didžiulės problemos, jis saugiai mus per jas veda. Nes jis nori mums suteikti vilties sklidiną ateitį. Jei mūsų sąžinė mus smerkia, mes galime nuraminti savo širdis jo artume, nes jis nenori mūsų nei bausti, nei teisti, tai gerai apie mus galvoti. Perimkime jo mintis apie mus ir lygiai taip pat galvokime apie save. Tuomet neprislėgs mūsų kaltės jausmai ir žema savivertė, neigiamos mintys. Jis teikia mums vilties sklidiną ateitį. Ačiū dangiškasis Tėve, kad esi su manimi ir galvoji apie mane labai gerai ir meiliai. Tu teiki man vilties sklidiną ateitį ir tuomet, kai pats nebegaliu nieko viltis. Tu esi mano didysis, stiprusis, mylimiausias Dievas.